Sveiki sugrįžę į mano kanalą ir šiandien aš filmuosiu, kaip ir iš pavadinimo supratote, rudeninį makiažą su Maybelline kosmetika. Ir prieš tai noriu paaiškinti, kodėl ilgesnį laiko tarpą nekėliau video. O nekėliau dėl to, kad, kaip ir matėte Instagrame, aš įkėliau, kad esu ligoninėje ir iš jos grįžau tik vakar. Po kelių dienų taip pat važiuosiu į ligoninę, taip kad tikrai neturėsiu laiko filmuoti video ir neturėjau ir prieš tai. Bet dabar kažkaip atsėdau ir galvoju pertrauką tarp visų tų ligoninių ir nufilmuosiu. Aš žinau, kad jums smalsu, kas nutiko ir kodėl tos ligoninės, bet aš manau, kad tai yra per daug asmeninis reikalas. Tad, kai viską paaiškinau, galime pradėti makiažą. Visų pirma, susirišiu plaukus, kad jie netrukdytų. Tai manau savaime aišku. Visų pirma, savo veido odą padengsiu šią naują Fit Me kreminę pudrą. Daug kreminės pudros nedėjau, nes šiuo metu man didelio maskavimo nelabai reikia. Na, dabar pereisiu prie savo vokų ir juos pagražinsiu su savo mėgstamiausia Maybelline Blushed Nudes palete. Pirmiausia, savo akių vokus padengsiu štai šią spalvą. Na štai, nebijokite, jie neliks balti. Dabar ant viršaus padengsiu štai šią spalvą. Na, akių vokai jau baigti ir dabar noriu pereiti prie savo antakių. Juos pagražinsiu su šia Maybelline antakių žele. Ir savo blakstienas padažysiu, taip pat savo mėgstamiausią akių tušu iš Maybelline. Ir savo skruostams suteiksiu gyvybės bei rausvumo su šiuo Master Strobing Stick pieštuku iš Maybelline. Švelniai sudėtys paskirstysiu su pirštais. Na ir makiažą pabaigsiu su savo mėgstamiausiais lūpų dažais iš Maybelline. Na štai ir mano makiažas. Manau, kad jis tikrai tinka rudeniui, taip pat prisiderinau nagus šią rudeninę spalvą. Taip pat iš Maybelline, jūs jau matėte šį nagų laką mano rugpjūčio favoritų video. Tai tiek, tikiuosi jums šis video patiko, tikiuosi, kad bent truputį jums šis makiažas patinka ir susitiksime kitą kartą. Žinau, kad nelabai greitai, bet vis tiek susitiksime. Iki.